Pagaliau susiveikiau dviratį Ironmaną. Kaip sakiau, paskutiniam rylse nusipirkau karbonį rėmą su karboniais ratais ir žiauriai smagu važiuoti, žiauriai geri ratai, atrodo gerai. Tik tai, kad suvariau priekinį ratą, nes nežinojau, kad negalima tokiais keliais blogais važinėti ir šakės šitam ratui. Dar buvau nunešęs sutvarkyti, visą dviratį apžiūrėjęs, sutvarkė, bet rato sakė, neįmanoma jau prikelt. Reikės naują arba nežinau, gal parduoti, nes vienas ratas 500. Tai dabar važinėjai su paprastais aliuminiais, plonais žiauriai. Nu, tie laiko, bet karboniai biški gaila. Ne biški, o žiauriai gaila. Kadangi pirkau naudotą, dar gavau GPS-ą, akinius, šalmą, juostą širdies matavimui ir dar batus klipsinius, su kuriais jau nusiverčiau kokius 4 kartus. Nu ką, ir viskas, pagaliau turiu normalų dviratį. Po tos daniškas nesąmonės, aišku, dar sugebėjau sulaužyti ir šitą, kaip visada. Dar liko tada batai, nauji bėgimo. Ir mažiau nei mėno iki pačio Ironmano, kurio turbūt nedarysiu pilno. Nes Daniją overtraininau ir tikrai nelabai gerai jautaus. Taip dabar darysiu pusę geriau Ironmano. Ir dar turiu užsisakęs ten bike fitą gegužės 5, tai tada nusikels tas pats Ironmanas dar savaitę kokią. Ir reikės susireginti Lietuvoje, mačiau, vyksta vienintelis ilgas Ironmano atitikmuo, tiek paprastas triatlonas, tai vos ne pusė Ironmano. Ir man atrodo bus daug lengviau daryti, nes jau bus kažkokia data speciali, o ne tiesiog kaip aš nusistatai pats ir ten paskui nukelinėjai, po biškį nukelinėjai ir niekada nepadarai taip. Nu tai va, šitas per gimtadienį bus toksai geras testas, ar viskas pagal planą, ar viskas vyksta. Aišku, nukeliu tą pilną Ironmaną, nežinau, ar iki rudens, ar iki kito pavasario, bet vis dar lieka plane, viskas vyksta pagal beveik planą. Aišku, netobulai kaip žadėjau, bet kažkas vyksta. Ir viskas. Iki kito karto.